Tu. Kokią mes čia Vitikę gerą radom. Va, šitaip. Davai. Miestas, kažkoks miestelis matosi. Bet čia, man atrodo, kai gerai įsikursiu. O buvo viskas taip. Tik tai spintelė atsidarė ir per 5 ar 10 minučių mečiau, kas spėjo tą paimą. Bulvėkės, morkytės. Ai, kaip čia skaniai valgys. Iški va, porikų, likučiai datulių. Super. Tuoj reiks apsitvarkyti, lovą pasiklot, oplia. Ir panaktinėt. Labas rytas. Paukštukai kažkokie už lango pažadino mane. Biškai šlapia, ne? Ai. Ups, kas čia su balsu mano? Šiek tiek vėjuota. O, va mano landynė. Vakar nieko nesimatė, kas čia vyksta. Bet šiandien vaizdelis tai geras. Tik šlapia biški. O kam plikam reikia šuko? O kaip kam? Kad susišukuot. Bet iš tikrųjų tokio oro neplanavau. Per 10 minučių, kai susidėdė, tai ką pasiėmiau? Nieko gero. Pasiėmiau šituos, virdulį keptuvę, kažkokį bulbų, dar kažko ten, bet nei dujinės nepasiėmiau. Galvau, laužą susikursiu. Kur tu čia dabar susikursi? Ir turiu tik tai džinsus. Iškai ploną striukę. Bent jau batus turiu. Bandysim lyst. Čiausiu, grįšiu šlapės. Kažkur tai uolos yra, noriu labai jas rasti. Tai va, let's go. Čia pilna čigonų. Kaip aš tokiu. Na, pažiūrėsim, kas čia gero. Aš čia pamiršau irgi. Ai, tu žiblys. Jam galvoju aptemo. Reikia išlėkti kažkur. Per 10 minučių išvažiavau. Važiavo žiema ledo tiltu ir vežėsi pusmaišį miltų. Užkliuvo jos ratai už vėją ir miltai visi papirėjo. Žinosim. Judam toliau.
Kur čia sakė, yra tie caves. Žinau. Bet taip suprantu, kad reikia paieškoti. Nu, ieškosim. Nakvynė dar, geras. Įdomiai. Sakant, toliai, tik taip po Dubajus važinėja. Mes vaubugėliai. Rančiam po visokius urvynus. Sakyčiau, gan įdomiai. Sako, ai, kažkur neradom, einam atgal, good luck. Va, tau good luck ir radau. Reikės spėt ar mėgmaišį pasiėmti. Niekas nepasiėmė. Neturiu net tašas. Žiūrėkit vaizdas. Su balkonu. Šitą vietą viskas. Įsimenam. Vaizdas su balkonu. Žiūrėt, kas ten gero. Gerai, ir nežalais nesmirda. Tai jau kažkas. Žmonės gerbia, kur vaikštų. O, klasės draugą radau. Iš 9B. Labas. Ką tu? Aš tai pas tave čia užeinu. Biškį nulipau į apačią. Baisingas vėjas. Pagaliau ramybė. Nėra vėjo, nėra lietaus. Aš? Ką jūs? Aš terminukus varianku. Kam? Tuo parodysiu. Išgyvenimo instinktai. O, kažkas užrašė. Lediniai. Gerai. Tapkis va vietoj. Viskas gerai. Gaminsim niam kažkaip. Nu kaži, ką aš čia darau. Žvakės turim. Ale kaip, žiūrėk. Šalta. Nu bet tai jeigu man pavyks.
Dabar, ką man tie akmenys? Tam, kad kažkaip sudėliot, kad man čia biškį pasidaryt valgyt. I create a fire. Biški kažką. Opa. Dabar tik aišku, ar jisai veiks. Kodėl taip šalta? Na, tu čia ne pats geriausias. O ką daryt, kad žioplys nesusidėjau dieną prieš? Ir tiesiog šovė, bumtelio kažkas į galvą, viskas, reikia važiuoti, man reikia išvažiuoti. Dabar. Staigiai. Ir ką tu galvoji? Nu, ir išvažiavau. Tai čia dar tik tai pirmą dienikė. Tai aš aišku, ten nieko nevalgiau, viską. Išvažiavau, vakar irgi nieko nevalgiau. Ai, nu bananą šiandien valgiau. Tokį uoloj radau. Nu, o dabar jau skrandis sako, ai, duok ėst, arba aš tave plėšysiu į gabalus. Tavo lašinius. Nu, tu man pasakyk, kad nekais. Va čia užtrūks. Nu, ką padarysi? Ir ugnis nesireguliuos čia. Nu ką, laukiam, kol šils. Ką mes valgysim? Ką šeimininkė pagamins, tą ir valgysim. Gerai. O, šyla. Šyla. Oi, kaip šyla. Kaip gerai. Kaip gerai. Va, kaip sveikuoliškai. Prieskoniukų turiu. Va, ir likučių sviesto paėmiau. Oho, kaista, belia kaip. Valgysim. Tada galima ieškoti įdomesnės vietos. Nu, ko čia vieno vietų veiktų? Na va, beveik. Verda. Teko padidinti biškį kiekį. Žvakių. Nu, žiūrėk, pabiški pasitušins, svistuko įdėsim, čia bus utitiuti. Valgysi juos atsilošęs. Ką daryt? Kad taip jau gavos. Visą laiką mašinoj turiu. Ir dujinę viryklę. Aišku, malkos ne problema. Čia Pig distrikte pasirodo. Negalima laužo. Važiuosim, kur galima. Nu, gal po valandos jau valgysiu. Bus matyt. A, ne, tai žalę valgysiu. Man dzin. Nu, žiūrim, kas čia gavosi. Dar kardoną uždengiau, kad šilupa neišeitų. Oi, tu. Ką sakė, žiūrėk? Ant žvakių. Ką sakė, kad nepavyks? Ką? Ir viskas. Viskas gatava. Gavosi va tai va. Tiek žvakių. Nu, kaitra.
Yra. Oi, nu ką, skanaus. Valgėm, pagerėm. Galima važiuoti. Iš tikrųjų noriu ežerą gražų. Ten ir važiuojam. Ežeriukas, Baltykės. Aš irgi noriu plaukiot. Bet savo pandukės irgi nepasiėmiau. Ne, iš tikrųjų, kaip be kavos. Atsigersim kavutės. Ir važiuosim pasižmonėt. O gal atvirkščiai, ne pasižmonėt. Nusižmonėt. O, bokalus vagia. Ai, negerai. Nu ką, vedam savo valtį ir važiuojam. Pabendravom biškį su vandeniu, bet ne, sako, nesimaudė geriau. Ne kažką čia. Kažkoks rūdas. Kur aš? A, kažkur susiruošiau. Į mišką, į kalną. Kaip kvepia mišku. Jeigu būtų karas, tai aš čia slėpsiuos. Nu, nesislėpsiu. Tipo, ilsėsiuos. Čia tai geras. Wow. Ką jie čia darė? Kažką darė, žaidė. Ai, matai, tai kur žmonės. Vis tiek. Šiukšlyną padaro. Ne. Čia kažkoks bomžarikas viską ir paliko. Turėčiau kaip išnešiu. Biški per toli nuėjau. Net kuprinės neturiu. Turiu va tokį. Labai geras dalykas. Hop. Ir po šikniukas. Šilkas. Gali gražėtis. Ne, nu ne čia gal. Aš kitoj vietoj atsisėsiu. Pabūsiu.
žaidžiam dartus. Hopa. Tik. Ir... Čiū. Ir... O, šitas sunkesnis. Uot. Nėra šimto. Va čia mes. Obuolį sugraušim. Nu, bet tai kas per žmonės skatinas, nu? Tai kam čia tas šiukšlis? Sielos ubagai. Sielos ubagai. Nu ir viskas. Reikia pailsėti. Tai žodžiu, visą laiką tai būna. Važiuoji prie ežero, užsuki į mišką. Užsuki į mišką, išeini iš miško, randi mėlynių. Randi mėlynių, žinai, kad nelaiku dar atvažiavai. Vis tiek. Bus kažkada tos mėlynės. Ko čia pas vyrus, kada ragai išdygsta? Rudenį ar pavasarį? Ką, vėl laikas jau nusipraust. Aš tą padaryti nespėjau. Kas labiausiai traukia mane, tai vanduo. Nežinau, negaliu apsakyti šito jausmo. Aš galiu būti ir būti prie vandens. Ai, važiuojam prie jūros. Netoli čia yra. Kažkaip tai gera tam miške. Bet vat prie jūros irgi gera. Tėbanė. Pas kažką tai čia iš priekio puriškia. Tiesiai man į langus, Kažkokį švyturį radau. Kol jūra neapsėmė, reikia spėti nueit. Apgavau. Galvojat, kad paliksiu savo GoPro. Palangos kopos. Reikia nukirsti keliuką. Nežinau, kur čia einu. Bet... Opa, kaip išlindau. Eik, tu geras. Bet jaučiu apsemtas. Matosi ten kas, ne? Va ten praeinu. Geras. Žmonės, ne žmonių. Labai gerai. Yes! Dar neapsemtas. Geras. Nu, šiandien saulė mane lydi. Buvo pradėję lyt. Ir vėl saulė. Matyt, mano malūnėlis labai kontaktuojasi gerai, taip viską taip traukia saulė. Olio! Kur svetingumas? Neužeisim. Tai aišku, kad neužeisim. Nu, čia dabar kaip dabar supyko čia tas oras, nu? Siaubelis, margelė. Važiuojam dėl saulutės pasivyti. Aš noriu saulutės.
Va, ta saulė, nu va, ir ten netoli visai, nu. Duonose pasieks. Nežinau, ar iš čia matosi, bet bangelis, tai parkingas, bet mašinos tai nil. O, viena yra. Oi, saugai čia taško. Visus spyglius nuput. Kai Sahara tikrai. Va čia mes. Okei, geras. Paskaitai. Sau. Dykruma kokia. Gal aš lango net nedarysiu. Oi, tu. Ko čia dabar daryti reikės? Dar susimokėti reikia. Taip, čia mes nakvoti. Čia gal negalima nakvoti. Vajai. Jep. Jūros šiandien nelabai bus. Visa mano salioną išvartys toj vėjas. Wow. Viskas, nieko gero nebus. Mėgosim parkingą kažkokiam. O kaimynus turim, sakė, ir jie čia mėgos. Va. Kai pasiklausyt, taip ir išmiegosi. Žodžiu. Einam pasilakstyti miestą. Į kaimelį. Bastysim po kaimą. Ką daugiau veikti. Patys matėt, koks ten vėjas. Atgal važiavau, iš vis kelias užpustytas buvo su smėliu. Ne kažką. Nuvažiavau po to į kažkokį kempingą. Lievas toks. 2,8 svarai. Čia už kampo parkingas. Koks skirtumas man kur mėgoti, vis tiek man nemėgosiu. Haliavai. Viskas, aš manau, visi pilniau pavalgyti. Čia yra ispaniškai, va, kaip tik mokausi. Keso, aš žinau, kad sūris. Labai jau tik kavinutė. Beje, šitam kaimukį tik tai vieną dirbantį, kur dar maistą gamina. O valandų išties tik tai 8 valandas. Viskas susidarė. Geras. Man jau patinka. Sakė labai skanu. Lauksiu, nesulauksiu. Valgiau ten šiandien tik tai ryte, ką matėt. Daržovės. Bet ilgai įsilaikė, iš tikrųjų visą dieną nenorėjau valgyti. Nice. Reiškiasi, labai maistingai buvau pasidaręs. Nu, va tai va, šiandien pasėdėsim. Nekukliai. Vietinis alus. Kaipgi be jo. Nu, pavakarieniavę, pasėdėję, gražioj vietikiai. Viskas, sakau, jau labos nakties. Pasimsiu knygą, paskaitysiu. Ir liuli. Čia iš tikrųjų pas mane, va, apšvietimo tai kiek tik nori. Labai geras lempas. Ypač šitą. Laiko, bele kiek. Šitą neblogai irgi.
kur nori, va, priklijuoji. Op. Čia suplėšiau biškį savo rankšluostį. Pasidariau užuolaidas. Tai va, nu ką, labanaktis. Susitiksim ryt po ryt. Žinot, kas atsitiko? Kažkas atėjo pas mane šiąnakt. Sako, girdi, tu čia nakvosi? O sakau, tai ne, nenakvosiu. 11 nakties. Sako, a, gerai. Tai čia free, sako? Jo. Taip išėjo. Išgazdino. Apetitas dabar sukyla. Alyvuogių užsimaniau. Nu vis tiek. O dabar tai tikrai labanaktis. Nu ką, labas rytas. Puolam keltis. Kiek čia galima miegot? Jau žvirbliai čirška. Važiuojam į Holyhead. Mašina vakar, kur buvau prie jūros po audros. Ejai. Smėlio visur prilindo. Reikės nuprausti. Rytas prasideda. Mano pusryčiai, saulė ir nuostabus vėlsno paplūdimys. Tarp kitko čia už to kalno visai šalia. Įsivėtaiga. Važiuojame su gulbė. Geresnė vieta rasime. Ką žinau, kur važiuot? Kairį, dešinę. Šiaip mano gulbė. Ui, blema. Va tiek nuvažiavus. Įdomu, kiek dar nuvažiuos. Pusę Lemejono bus. Kokį pusukiuką radau. Davai. Opa. Kodėl aš čia stovi? Aš irgi man įdomu, kas čia. Nu, va tau ir free parking.
Open. Ate gulbė, susitiksim už kažkiek. Ai, vakar tai ieškojau saulės. Aš šiandien atsikėliau ir yra saulė. Visą laiką žiūriu aš tos oros, žiūriu. Ir kas gaunasi, kad save užsivedi, kad ai, važiuot, nevažiuot, važiuot, nevažiuot. Vėjas, lietus rodo visur. Nieko reikia sėsti ir važiuot. Visą laiką rasi kažką. Neatsimenu, sakiau ar nesakiau, bet šiaip Anglija yra bananų šalis. Bananai kokie skanus auga. O, papusryčiausim to jau. Va, ką užmačiau, kad čia atsargiai yra tas Japanese knotweed. Skaičiau apie jį, kad jeigu Anglijoje jisai yra, ir netgi klausimas buvo, kai pardavinėjau namą, ar nėra to Japanese knotweed. Tai jisai eina per betoną, jeigu jį pasėsi, tai viskas. Jisai tiesiog šaknimis viską griauna, užgožia kitus augalus ir taip toliau. Kaip jis atrodo, net nežinau. Kažkur tai čia tipo yra. Tai va. Va ir vėl. Gal šitas? Tas atrodo nepiktybiškas. Ar ne šitas? Kas žino? Gal va tas va dykstantis. Tikrai toks mažas. Kažkokį šaudymo kanjoną atėjau. Kodėl aš taip manau? Todėl, kad tokias durys radau. Ryškiai neišakmenų mėtyta. Bet kažkokia fignia, jeigu nepramuš. Kulkų nerasta. Nerandu. Kas ten, a? Lipam. Rasim arba nieko nerasim. Nieko nerasim. Kas toliau? Toliau ten. A ten. Ne, per spyglius neįsiu. Lengva užlipti. Kai reikia nulipti, tai uti-tiuti. Ne, nusprendžiau nelipti. Tenais daugiau kažko ir nepamatysi. Pavažiuosiu toliau. Lipdamas į tą kalną, pagalvojau, kur aš čia lipu. Nei čia kalnas, nei čia ką. Tai pasitarėm su vienu tokiu. Sprendėm, važiuojam į Snowdoną. Gal ten kažkas nusišvies gražaus. O ne. Kas čia per lemputė? Čia trukčius pradėjo mašina. Kažko tai trūksta turbūt, norėtų pažiūrėti. Jeigu kas žino tokį miestelį Dolgenau, Velse, tai jis mane vienas iki labai užkabino.
sėdėjau darbe, pasiėmiau kažkokį laikraštį ir žiūriu, anglas kažkoks susirado savo, pasidarė savo, ta prasme, tikslą susirasti aukso. Būtent jis išvažiavo į Daugalau ir upėse ieškojo. Praleido savaitę ar kiek ten ir pasidarė auksinius žiedus. Nu, užkabino mane nerealiai. Čia hebrai, sakau, važiuojam. Ir ką jūs manot, 5 ir išvažiavo. Vienas draugas pasidarė duršleką jau ten rimtą tokį, kur pili ir, kaip sakant, atsisilioja sunkesnis metalas. Ieškojom, kasėm, tik po to pamatėm, kad ten, jeigu kriokliuką kokį negražiai taip atkasinėjai, tai baudos ten labai didelės. Nu, išvengiam, aišku, bet aukso radom tik ant akmenukų dulkės. Va, toks, bet tikrai auksas. Tai va, o žodžiu, jeigu taip pasišmerinėt upėse, čia legalu, man atrodo, upėse niekas nebaustų. Tai va, velsietiško aukso galima rasti. Turėkite omeny. O mes su savo gulbe vis dar keliaujam. Tu išdykėlė. Jau galvojau viskas. Užsilenkinėjai, bet ne, va, dingo. Dingo tas raktas. Kaip tepalų trūksta, dar kažko. Ai, kaip gražu. Aš labai noriu kavos. Šiaip ir valgyt noriu. 12 valandų. Aš tik bananą nuskyniau nuo medžio. Gal čia rasim ką nors niam. Čia kažkokia kafuškė. Merry Christmas. Bet dar uždaryta. Sekmadienio 12. Okay. Nu va, būsiu pirmas klientas. Čia garo turi. Kokios fainos kainos. Roast turkiai. Davai, turkiai. Va, čia kaip tik man. Dar paklausiu, ar tau didelė porcija ar maža? Tai čia maža. Nu, užteks iki rytojaus. Jau gėda buvo neįveikt, bet nemėgstu palikti maistą, bet čia teko palikti. Tokią porciją atnešė, kad maža. 12 svarų. Wow. Geras.
vieną iš mėgstamiausių savo kempingų jau gal 15 metų. Aš žinau šitą kempingą gal ir daugiau. Darbų turbūt nebuvo. Gal užsimanysiu ir pernakvosiu ten eilinį kartą. Kažkaip tuštoka. Kaip už tuščią kempingą sekmadienį. Kem 7 svarai. Nu, gerokai pabrango, sakyčiau. Tai man kaip ir nereikia. Turiu kur miegot. Tai ką aš čia už prisiparkuosiu ir miegosiu? Kem 7 svarai. Ne, neapsimok. Važiuoju aš toliau. Kad? Jo. Ten važiuoju. Į tą pusę. Arba į tą pusę. Čia nėra skirtumo. Važiuoju. Čia irgi ką galiu pasakyti apie turistus, tai nelabai čia dabar ne sezonas. Man tai gerai. Kapščių nėra. Gal visi dizelį taupo. Šiom pagaliau užsipyliau. Kas dar yra? Va. Tai kad aš ir čia galiu už 0 svarų pernakvoti. Juokdariai visai. Nesuprantu, kainos viskas čia normalu. Aš ne ta prasme, kad neišgaliu. Bet tiesiog kam? Juk ne tame pointas mano. Aš visur galiu pernakvoti. Bent kokį diskauntą padaryti. Skaičiuoju, pasilikti tuščią už 20. Gal, kokią prausyklą nueičiau. Šiaip tai yra ežere, gal reikės nusiprausti. Daug kažkokį krioklį ar upeliuką. Eik, pažiūrėti. Va ten. Nueinam čia. Va, kur man reikia atvažiuoti su savo panda. Va čia. Norėčiau iš tikro žuvį pamatyti kokią. Upėtakį. Ai, skaniai pasikepti galėčiau ant laužo. Meškerę tai turiu. Ne, panda čia nesivešiu. Čia tik bus bum, ai, oi ir viskas. O kas yra panda, tai yra mano irklentė, kuri mane ir nukeldina kažkur įdomiai pasiplaukiat, kartais bando paskandinti. Aš vieną jau pradeginau ir liko kita ištikimoji mano. Ai. Jo. Čia vanduo po to. Blemba, nesimato ten nifiga. Oi, tu savo, koks įsigylas. Kodėl aš prožiko nepasėjau? Ai, velnias. Nu viskas, jau negrįšiu. Bet čia geras tunelis. Nu jau darosi karšta. Reiks tuoj nusirenginėti. Faina tokia vaikiška trasikė. Pramankštint kujelės gerai. Net įbėgti galima. Nėra sunku.
O ką dabar? Namo? Ar kelionė tęsiasi? Davai. Pasivažiuojam ir pasižiūrėsim, kas gausis. Pakeliui namo. Pakeliui namo, bet vis tiek ieškau dar. Rasiu kokią vietelę. Laužą pasikurt. Gal ir pasilikčiau. Netvarkingi turistai. Nu čia, palauk. Čia jeigu nusileidus. Pėsti biškį. Gal nieko? Gal ir tokia. Bet bėda, kad vandens neturiu. Visiškai. Iš viso turėjau labai mažai ir vis pat pritingiu nusipirkti. Ai, vėliau. Dabar ir nėra niekur. Nu, sekundę pagalvojam. Pakeliui ką radau. Kajakų vietikė. Right. Reikės atvažiuoti treniruotis. Geras. Oi, geras. Aš visą apie tai galvoju, kur turiu vietą galima. Vat šitai lygiai. Viskas. Puiki profesija. Aha, nu reikia įsimint šitą. Su chebra atvažiuot. Pasimokint. Nu, smagu. Va, kokią vietą radau. Reikia patikrinti. Ar overnightą galima daryti. Bet va ten, va, matau, pasiruošę jau. Geras. Miestelis pavadinimu Į balą. Nu, geras pavadinimas, Į balą. Va ir bala tau. Aš tai norėčiau čia pervati. Nematau, kur ką susimokės. Reikia kažkos. Va. Ką aš ir sakau. Ieškai randi. Tu kaip 28 svarai. Kempingiukas. Super. Aišku, galima ir nemokėti. Kažkur, bet
užsimaniau šitam pabūt, kad grinai žinočiau kitam kartui su kažkuo atvažiuoti. Nes šitam būtent aš dar nebuvęs. O čia dzecka važiuoja priekį, su dviračiu rodo, kur apsistot galiu. Aš galiu ten rinktis, kur noriu, bet tipo geras, pavienių vietekas prie ežeriuko. Luk. Švarus langas. Oi. Kokia palaima. Va čia mes su Gulbe ir praleisim laiką. Nu šį vakarą tai laužiukas tikrai geras. Dar pliuškų gal galima padaryti. Nu. Koks šaltas. Keista vėjas kažkoks šiltas. Savo šiukšlyną reikės susitvarkydama. Su gražiu vaizdu miegosim. Šiaip va, labai geras dalykas prasitampyti po didelių vairavimų. Čia įsitempia, rankos įsitempia, bet labai gera guma. Aišku, viską su juo galima daryti. Kelionėse visą laiką pasiimu. Pagaliau šį vakarą bus laužas. Pasiėmiau malkų 3,50, o ko ne? Kam čia kirstus medžius, ne? Liuks. Va, šitas ežeriukas čia. Į balą. Važiavom į balą. Čia toks nuomoja. Kas neturi palatkės. Visai tas taip pustuštis. Visai. Statyk kur nori, nors ir į ežerą važiuok. What is eggs? You had some eggs. Eggs at the bottom of the fridge. Oh. I want to challenge you. Which language more difficult? In my language, kiaušiniai. How is in Welsh? Wiai. Wiai. Wiai, yes. Oh, so that's... Does it say? Yeah, wiai. Wiai. Oh, it's not that difficult. No. My language. Kiaušiniai. Man įdomu, vat, kaip kalbos anksčiau buvo sugalvota. Pavyzdžiui, įspyrė į kiaušinius Velse ir toks ujai! Nu panašu. Ujai! O įspyrė lietuvių kiaušinius anksčiau ir kiaušiniai! Ta prasme, gali būti. Ujai! Kas malko neprikapos. O gal čia joninės atšvest? Surinkti hebrą. Visai nieko vieta. Bet jaučiu
bus daug žmonių, kai šilta. Reiks paklausti. Ką šefas šiandien gamina? Ką reikia, tai ir gamina. Vandenėlės tau užvirs. Oi, kai žmona pamatys, ką aš su jos keptuvė darau, tai man bus taip, kaip čia tas vjau! Ir viskas per kiaušinius. O, verdam. Gausis, kas gausis. Greičiau negu su žvakėm iškepsim. Įdėsim to į vjau. Kiaušinių. Čia dar papirkėlės. Lieka tik sulaukti. Nesuvalgė. Tai gražėtis gražiausias šiuo metu vaizdu. Kokį pasirinkau šiandien. O galėjau bet kur pasirinkti. Nu, čia tikrai kaimiški vietiniai. Wow. Oranžiniai. Super. Jo. Ragaujam. Kaip skanu, kaip karšta. Viskas. Nežinau, ar man sekasi gamint ar kas, bet gal aš ir alkanas. Tai va. Jeigu kam reikia asmeninio tam šefo, prašom. Bulvės kept moku, belia kaip. O. Čia ne tai kažkanu, bet karšta. Bet kokioje kelionėje, jeigu neturėt laužo, tai aš manau, aš neuskaityčiau, kad kelionę turėjau. Na, šį vakarą paskutinis užsiliepsnojimas ir kai užges, jau reiks eit labanakt daryti. Nu, rytoj turbūt reikės judėti jau namučio gana
pasibuvau vienas. Nes visą laiką su kažkuo būnu. Bet vienam irgi gerai pabūt. Labas. Ta prasme, kad prastoka naktis. Visą naktį šalau. Visą naktį šalau. Turėjau tik tai va tokį, turiu iš tikro. Striukę ir tokį plonytį atėliuką. Ir čia pasirodo prie ežero tai baisingai šalta. Ir drėgmė jaučiasi. Šiaip vanas neparuoštas dar tokiam žygiui. O, net ledukai. Tai reiškiasi, tikrai nebuvo šilta naktis. Labas rytas. Ir turbūt ir viso gero. Kelias namo. Ten. Iki.